slepiasi didžioji meilė ir supratimas tarpusavio žmonių santykius, didžioji tolerancija ir didysis pasišventimas, nes aš per keletą minučių, kiek jūs čia jau viešit pas mus, aš supratau, kad šitoje organizacijoje dirba patys didžiausi žmonės iš didžiosios raidės, kurių širdys yra per didelės mums suprasti. Tai labai jums ačiū, kad jūs tokie esat. Labai ačiū veisiečiam, kad atėjom pasisveikinti su jumis. O pas mus šiandien vieši Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos Guboja, Druskininkų skyriaus ugdytiniai su savo gražiom ir gerom vadovėm, mokytom ir pirmininkė Danutė Kašėtaitė. Taip ir čiurlionė, taip ir visiems žmonėms turbūt labai svarbi yra žmonių šiluma. Žmonių santykiai tarpusavį. Ir galbūt mes stengiamės su Diana ir su mūsų finansininkė irgi Laimutė suburti mūsų nedidelį kolektyvą ir auklėti juose, būtent kaip jūs ir pastebėjo direktorė, meilę ir gerumą. Taip pat ir Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui pritrūko jam gyvenant meilės, gerumo, šilumos. Gyvenimas jo buvo labai sudėtingas, tikrai reikėjo keliauti į įvairias užsienio šalis, kur jisai jautėsi be galo vienišas ir grįždavo į Druskininkus, kur jo laukė gausi šeima, viso buvo 9 vaikai su Čiurlioniu šeimoje, tai be jokios abejonės jisai gaudavo ir kūrybinių jėgų, ir taipogi ir fizinių jėgų, nes fiziškai jis irgi galėjo sustiprėti būtent Druskininkuose. Jūsų pasirinkta technika darbų irgi yra unikali. Kaip mes tą galim padaryti, kaip jam būtų malonu. Ir būtent ir atėjo į galvą ta technika, kad tapyba ant vandens. Tai kaip ir Čiurlionis neaiškino savo paveikslų, tai taip pat ir mes neaiškinam, ką mes norėjom pavaizduoti. Ar tai gėlytė, ar tai drugelė, ar tai saulė, ar tai dar kažkas. Bet iš tam tikrų formų, žinoma, išeina kažkoks paveikslas. Čia yra darbas mano, čia gal pamanyčiau, kad čia gal neprisimenu, kad čia atrodo, bet čia darbas tai panašus į tapybą. Labai panašus į tokį kaip į angeliuką, kaip sakant, labai panašus, kaip sakant, bet man tai patinka. Kažkur tai istorija. Gal aš čia kaip iš šono pasisakys. Žiūrėk, taip iš tavo pasižiūrėk. Gėlės. Iš pradžių, kai pirmą kartą parodė, aš įsižiūrėjau kaip daroma, o paskui papiraitojau rankom, galvom, kodėl man nepabandžius, kaip gausias, taip gausias. Dėl ko aš ir bandau. Nes yra pasakyta, žmogus negėmis, nieko nepabandęs gali neišmokti. Tiktais pabandžiau įdom spalvom, kas išėjo, tas išėjo. Aš čia negalvodamas dariau. Čia net neištinda, kas išėjo. Čia kad įvarkščiai to. Tai buvo didelis pasikviečiai būtent ant vandens piešinukai. Tai kuo jie ypatingi, kad yra tokie atsitiktiniai truputėlį, susikaupimo, kaip pasakojo Danutė, reikalauja jau net lepėsi tylos. Reikia susikaupti tuo momentu, matyti, žiūrėti, galvoti, kaip tu suvaldysi ant to vandens tuos dažus. Ant popieriaus, tai mes užliejom, jis ir lieka. Ten užpylėm kažkiek tai, ar su teptuku uždėjom ir galime ten paplepėti ir toliau. Čia reikia pradėti ir nedarysi toliau, jisai nubėgs tas dažas ar forma ir susigadina jau ir jau ne tu valdai, o vanduo valdo tą formą. Kaip čia yra rezultatas. O kokie dažai? Yra specialūs. Ir gaunasi paveikslų. Vasarą buvom atvažiavę, tik taip keliavome ir norėjome pasižiūrėti, kaip atrodo tie veisiai.
Ir atvažiavę į Veisiejus, Jėzu, kaip mes nustebome, koks gražus miestelis, kaip pasikeitė, kaip tvarkosi, kokią gražią bažnyčią turite, o jau vaikų sodą su tautodailininkų drožiniais. Ir todėl ir norėjome sugrįžti būtent tai čia, nes kvietė mus ir į kitus miestus, bet kažkaip vis tiek, ta mūsų jau Dzūkija, tai yra tokia, kad norisi pabūti tarp savų, nes vis dėlto regioninių toks rajonų metai ir kažkaip norėjom tą Dzūkiją parodyti, kokia jinai iš tikrųjų yra šauni, graži, nuostabi. Tai čia direktorė mes norime įteikti jums šitą patiekėlę nuoširdžiai ir šitus saldainius. Esam taip pat turbūt panašaus likimo žmonės, kai kurie senjorai ir kai kurie neįgalūs esame susibūrę Veisiejuose į rankdarbių studiją, vadinasi Kuparėlius. Ir mes renkamės ir dirbam visokius darbelius, mes dirbam viską. Gal ne taip ir pasivadinom, kadangi Kuparėlį telpa visokie darbai, tai tarsi darbės. Kai kurios jau senjoro amžiaus, kai kurios turinčios negalią, ir jau dabar 4 metai, kai mes būrėmės ir dirbame. Tai ir labai norėtumėm padėkoti jums ir tegul jums žydi jūsų, gal direktorių jūs ten pasidalinsit, kas laistytis, kas prižiūrės, jūs tausosite tą gėlę. Būtų geresnė nuotaika ir spalvos mūsų gyvenime darytų labai gerus dalykus. Labai ačiū. Labai ačiū, kad jūs taip pasišvenčiančiai dirba tokį šventą. Tai būkim visi laimingi, užsispirkim ir būkim tik tai laimingi.